2009 metais žinių portalas Delfi atliko apklausą. Kokios transporto priemonės norėtumėte Vilniuje? Daugiau nei 70% atsakė, jog metro. Metropolitenas tai antžeminis ir požeminis, atskiras, nesikertantis, niekam netrukdantis ir nieko netrukdomas kito lygio eismas mieste. Jis užtikrina didesnį važiavimo greitį ir transporto bei pėsčiųjų saugumą. Punktualus ir komfortiškas. Tačiau kyla klausimas, ar Vilniaus miestas, kurio istorinis miesto centras yra įtrauktas į UNESCO paveldą, turi galimybės turėti požeminį metro? Kokios geologinės sąlygos palyginus su kitais ES miestais? Dalykas tai, kad Vilniaus mieste pati geologija lemia tai, kad labai blogų gruntų nėra, labai kietų uolienų, kur labai sunku įsiskverbti, irgi nėra. Taigi susidaro toksai bendras vaizdas, kad yra pakankamai geros sąlygos pačiai statybai. Kita vertus reikia pasakyti ir tai, kad pats transporto tendencija verčia mus įsisavinti požeminę erdvę. Jeigu tai pažiūrėtume plačiau į šitą klausimą, galiu pasakyti ir tai, kažkodėl tai 19 amžiuje niekas nebijojo Vilniuje pastatyti tunelį traukinį. Virš 400 metrų buvo pastatytas tunelis. Po tarpkario metais Lenkai pristatė daug požeminių visokių renginių. Taip, kad aš tvirtai esu įsitikinęs, kad mes nesame kokie išskirtiniai. Ir senas mitas apie tai, kad pas mus blogos geologinės sąlygos, tai yra čia gryniau politinis klausimas. Kažkada tai tarybiniais metais buvo ruošiamasi statyti greitai požeminį tramvajų ir kadangi turėjo atvažiuoti daug iš kitur specialistų, kurie galėjo tai statyti, vengiant viso šito, buvo tarp kitko priimta tokia, nepriimta nuomonė, bet pareikšta nuomonė, kad pas mus blogos sąlygos. Ir šitas mitas yra išlikęs iki šios dienos. Nors tyrinėjimai, kurie yra atlikti 87 metais praeito šimtmečio, dar ankstesni generaliniai planai, rodo, kad mūsų sąlygos nėra nei kiek prastesnės negu daugelį Europos miestų. Ką gali duoti metro miesto plėtrai? Gali duoti Vilniaus miesto plėtrai, mano galva, labai daug. Todėl, kad mes esame gatvėje, kaip tik šnekamės, girdim koks triukšmas, kiek važiuoja transporto daug, visas šitas viešasis transportas, štai Pylimo gatve judantis troleibusai, autobusai, jis be abejo nepadeda Vilniaus miesto nei ekologijai, nei reiškia žmonių gyvensenai. Už tai, kad turim transporto kamščius, turim triukšmą, taršą didžiulę. Metro važinėja po žeme, kaip žinom, neužima antžeminio ploto, gatvių ploto ir susisiekimas vyksta nepriklausomai nuo oro sąlygų, ar sninga, ar lyja, ar saulė šviečia, visą laiką vienodom sąlygom. Yra greitas, ekologiškas, na ir, sakykime, nors Londono metro jau švęsim 13 metai 150 metų, bet vis tiek laikom, kad tai yra šiuolaikinis transportas. Mes daug ginčijamės, jau beveik 30 mečius bandom įtikinti miesto ir vyriausybę, kad reikalingas toks transportas. Aš manau, kad plėtrai Vilniaus tai suteiktų visiškai naują impulsą. Mes išvaduotume Vilniaus centrą, senamiestį nuo transporto kamščių, ypač nuo individualaus transporto. Vis tiek visi orientuojamės į visuomeninį transportą, bet, reiškia, visuomeninis transportas toks, kaip dabar yra, autobusai, troleibusai, be abejo, jis netenkina nei miestiečių, nei svečių. Kaip savo paveldą nuo automobilių gelbsti kiti Europos miestai? Mano manimu, Vilniaus metro statyba kaip viena iš alternatyvų išsaugoti kaip tik tą paveldą. Žinoma, jeigu tas metro linijos eina šiek tiek žemiau negu esamas kultūrinis sluoksnis, tai be abejo tas jokio pažeidimo neturėtų būti, kadangi kultūriniai sluoksniai Vilniuje siekia 2-3 metrus gylį, o iki 6 metrų gali būti. Ir jeigu
kasantis įrengiant metro tunelius žemiau, tai būtų galima kaip tik eksponuoti visą senamiesčio, kaip sakant, apskritai visą senamiestį padaryti, arba dalį jo po žeme, kaip sakant, eksponuojama po žeme. Tai čia būtų labai gera išsaugojimo, kaip tik kultūros paveldo būtų gera galimybė. Kaip vertinate galimybę Vilniuje įdiegti metro? Vilniuje turim kitą problemą. Vilniuje turim visą gatvę po žeme, kurios mes niekuomet neatstatysime. Tai yra Vokiečių gatvė, po Antrojo pasaulinio karo subombarduota. Tai jeigu būtų galima padaryti dar kažkaip tai tokią idėją, kad ten tuos, kaip sakant, tuos griuvėsius ten eksponuoti, tai būtų išvis fantastiška. Nebūtų praktiškai niekur, nei vienam pasaulyje turbūt tokio muziejaus, kaip pas mus. Visos gatvės muziejus.